Labas rytas, su naujais metais jūs visus. Palieku čia šitą miestą ir važiuoju į Masarjangą, jeigu gerai ištariau. Jisai yra 3 valandos kelio apie 150 km. Visai nieko. Tai tą dieną daugiau nieko ir labai nebefilmavau, buvau sustojęs tik toj apžvalgos aikšteliai pasigrožėti vaizdu ir toliau tiesiog tiesų taikiniu važiavau į Masarjangą, kadangi grandinė pradėjo skleisti tokį tiksinti garsą, tai išsigūglinau, ChatGPT-nau ir išsiaiškinau, kad reikia pasikeisti grandinę, tai nusprendžiau važiuoti tiesiai į Masarjangą, susitvarkyti mechaniškai motociklą, kad kitą dieną galėčiau tęsti kelionę toliau. Tai čia tokio konteksto, nes trūksta medžiagos, tiesiog nefilmavau. Tai va, tai važiavau tiesiai pas mechaniką ir tada žiūrim toliau, kaip ten kas ėjos. Labas rytas, nežinau, kelinta jau kelionės diena, esu Masarjangė ir šiandieną važiuosim į fermą. Tiek pasakysiu. Laukia 200 km, jau susipakavau. Pasiruošęs važiuot, galim užkurt, šaltą startą padaryt. Kaip bitutė. Nu gerai, nepatinka man šitas. Nepatinka. Nu, gyvens, višnaitė, gyvens. Tai duodu biškį pasikuriant, pašilt ir leisimės į kelią. Turiu vieną nusimatęs sustojimą, vėl pasigrožėti vaizdais, bet pagrindė tai jau leisimės iš kalnų ir važiuosim link Tailando centro. Tai šiandien planas toks ir žiūrėsim, kaip seksis. Bye bye guys. You too. See ya. Nepasakiau, bet pasikeičiau motociklo grandinę. Tai dabar nauja, viskas ok. Laikys iki pat kelionės galo 100%. Ir už pačią grandinę sumokėjau 10 eurų, o už darbą eurą. Nu, ten eurą su centais. Tai iš viso bendrai kainavo apie 12 eurų. Tai visai pigiai, sakyčiau. Tai dabar važiuoja kaip bitutė. Aišku, čia nelabai patiko man, kad užgeso, bet, nu, bus matyt. Jau ne iš pirmo žmogaus girdžiu, kad šitie varikliai yra neužmušami ir jie labai gerai laiko. Tai pažiūrėsim, ar jie mane meluoja.
Nežinau, kur aš atvažiavau, bet pamačiau gražų vaizdą ir pamačiau nusukimą. Galvoju, važiuoju, pasižiūrėsiu, gal davažiuosiu iki gražios kokios vietos. Kitaip pasakius, užsimaniau nuotykių. Gerai, daugiau tikrai nebevažiuosiu. Ai, nu šiodai. Atsiveria šioks bei toks vaizdas. Visai nieko vaizdas, bet labai gražus miškas. Tokią šventąją primena. Tikrai ne Tailandą. Nu tai kadangi jau sustojau, taip iškir pailsėsiu ir tada važiuosim toliau. Liko apie 140 km ir turėčiau greit pradėti leistis iš kalnų ir išvažiuoti į lygumas. Pusiaukelę nuvažiavau, čia dabar įvažiavau į kažkokį didesnį miestą, tai užsipilsiu kuro ir paieškosiu, kur pavalgyti pietų. Ir policijos patikra. Įdomu, ar prašys teisų ar ne. Nes nežinau, kiek jau checkpointų pravažiavau, niekas nepaprašė ir nesustabdė manęs. Tai ar čia bus tas pirmasis? Pamatysim. Nu, nieko. Prieki manęs ten tą mašiną labai įdėmiai patikrino žmonės ir viskas. Iš tikro dėl tų checkpointų policijos, tai diskutavomės hostelį su kitais irgi, kurie važiuoja šitą lūpą. Sakom, ar čia dėl to, kad konfliktas su Kambodža yra ir žiūri, kad nebūtų kokio terorizmo, ar čia tiesiog tikrina, nes daug keliautojų važiuoja tarp kalnų. Tai spėliojom, bet taip ir neišsiaiškinom iki galo. Tai vienas iš dviejų. Bet sakau, nei vienas checkpointas dar net nepatikrino mano dokumentų, tai. Bet gal ir gerai. Nors iš tikro neturiu ko bijot, viską turiu, viskas gerai. Nu tai ką, pavalgiau pietus, čia kažkokiam vietiniam sustojau, 2 eurus sumokėjau už makaronų sriubą, tom jam, žodžiu. Ir ką, leidžiamės toliau trasą. Liko lygiai 100 km. Nei daug, nei mažai. ,12 km iki to ūkio, fermos. Tai galėjau pasakyti, ką aš ten veiksiu. Tai nusižiūrėjau, kad ten yra homestėjus su labai gražiu vaizdu, nes kadangi ūkis, tai aplinkui yra laukai, dirbami laukai ir ten augina ryžius ir taip toliau. Bet daugiau informacijos visiškai jokios neradau apie tą vietą, nes tą vietą radau visiškai netyčia Google Maps'ose. Tai dabar važiuoju su nežinia, nei kiek kainuoja, ar turi laisvų vietų, ar apskritai dar dirba. Bet šitą dalyką išsiaiškinsiu. Tačiau kitas dalykas yra, kad
dabar jau pasibaigęs ryžių tas sezonas auginimo, nežinau kaip čia pavadinti. Žodžiu, nuimtas derlius ir laukai dabar visi yra geltoni. Tai aš nežinau, ar dabar ten nuvažiavus bus toks gražus vaizdas, kokį mačiau nuotraukose apie tą vietą. Tai va nežinau, važiuosim į vietą ir manau viską išsiaiškinsim. Jeigu ne, tai esu pasiruošęs važiuoti toliau iki artimiausio miesto ir tada ten jau pasiimu hostelį. Bet visai būtų įdomi patirtis apsistoti tam farm stėjuje. Tai va, tai važiuom į vietą ir išsiaiškinsim. Kaip ir atvažiavau, bet nematau niekur nusukimo į tą farm stėjų. Čia gal. Ne, bet čia kavinė. Nu gerai, ten priekį kažką dar matau. Nu, nelabai čia panašu į tą vietą, nes aš ją pravažiavau, jin turėtų man kažkur už nugaros būti. Nes pagal Google Mapsus tai tiesiog į laukus nuvedė. Bandom čia važiuoti. Nu va, gal davažiuosiu. Bet nei vieno ženklo nieko nebuvo, kad čia yra kažkoks farm stay, guest house ar kažkas tokio. Bet pagal Google Mapsus tai artėju link to taško. Nu, laukai ganėtinai žali. Galvojau, bus geltoni išdžiūvę. Jo, atvažiavau. Čia va. Sabaryka. Einam ieškot.ฝรั่งนี่หน่อยดิฮัลโหลยูสปีกไทย Sabaryka. พูดไทย You sleep? Sleep. Sleep? Sleep. Yeah? How night? One night. 800 หนึ่งคืน How much? 800 บาท เย็น 800 อา baht. หารเช้า เดี๋ยวก่อนนะ เบรกฟาสต์ดินเนอร์ breakfast dinner have ฟรี free 800 Okay. Can I see the room? see room ดูห้องอยู่คำwhere Masarian. Kambarys tai labai prastai atrodo. Nu, bet žinau, kad tai bus. Čia esmė dėl vaizdo, bet sako, kad įskaičiuoti pusryčiai ir vakarienė ir permiegot 800 batų, kas yra 20 keli eurai. 23 eurai. Tai ganėtinai daug, bet čia yra atvažiavęs kažkoks žmogus, sakė jo draugelis iš Bankoko, tai jie čia geria, tūsina ir taip toliau. Visiškai nešneka angliškai. Tai nežinau, gal visai būtų patirtis čia su jais pabūt naktį, bet iš kitos pusės 800 batų yra žiauriai daug. Ne mano biudžetui tiek leisti nakčiai permiegot. Nežinau, jeigu važiuot, tai reikia realiai važiuot man dar 2,5 valandos iki 6 vakaro.
iki kito miesto. Ir esu dabar labai giliuose apmąstymuose, ką daryti. Nu, žodžiu, pagalvosiu, nuspręsiu, pasakysiu. Žodžiu, nusprendžiau nelikt, nusprendžiau važiuoti toliau. 800 batų yra truputėlį ne mano biudžetui. Tai važiuoju iki sekančio miesto, kas yra 160 km, apie 3 valandos kelio. Atvažiuosiu vėl su tamsa beveik, bet tenai jau radau kur miegot. Pigiau negu 800 batų. Aišku, gal ir būtų buvus įdomi patirtis, bet nusprendžiau, kad truputį per daug užsiprašė pinigų. Tai tiesiog važiuoju toliau. Dabar važiuojant čia pagalvojau, kad gal ir gerai, jog neapsistojau tenai. Nes jeigu yra dvejonės, tai tada geriau jau nedaryt. Ir jeigu permastau per daug, tai jau tada reiškia, kad geriau nereikia. Ir šiaip šiandien visą dieną važiavau, nieko tokio labai daug įdomus nenuveikiau. Tai labai gerai. Šiandien diena bus tada tokia produktyvi. Nuvažiuosiu daug kilometrų. Atvažiuosiu tą miestą, tą miestę esu pasižymėjęs kelis taškus, ką noriu aplankyti. Tai rytoj bus tada įdomesnė diena. Ir šiandien bus rekordinė diena, beveik 400 km. Kur nei Laose, nei Tailande dar tiek nevažiavau. Nu tai ką, atvažiavau pagaliau į tą miestą. Galvojau iš tikro, kad jisai bus mažesnis, bet pasirodo ganėtinai didelis šitas miestas. Važiuoju dabar į patį centrą ir tada susirasiu, kur miegot, nes dar nieko neužsibukinau, nieko neturiu. Ir iš tikro nesigailiu, kad išvažiavau. Nes vienoj vietoj toks gražus kelias buvo ir toks gražus vaizdas, plius dar ta saulė leidžias, tai labai graži panorama buvo. Tikriausiai tada susitinkam su jumis rytoj ryte, nes šiandien eisiu valgyti ir eisiu ilsėtis. Tai va. Tai labas rytas, vakar atvažiavau į Tani miestą, tai pasižiūrėjau vieną vietą, kur norėčiau nuvažiuoti, pasižiūrėti ir aplankyti šitą miestę, tai yra Sukotajaus istorinis parkas. Jums tikriausiai kyla klausimas, kas tas Sukotajus. Tai buvo pirma nepriklausoma Tailando karalystė. Ten yra didelis parkas, daug įvairių būdų, stūpų ir taip toliau. Tai nuvažiuosim, pasivaikščiosim, pasižiūrėsim. Visur rašo, kad ten yra be galo gražu. Tai šiandien tokia bus poilsio diena, aplankysim vieną lankytiną vietą, o rytoj tęsim kelią toliau. Dar galiu parodyti jums savo hostelį, kuriam apsistojau. Tai už vieną naktį mokėjau 180 batų ir visai neblogai. Tai lekiam pasižiūrėti į Sukotajų.
Nu, atvažiavau į Sukotajų. Iki jo važiuot buvo apie 12 minučių, 10 km nuo Tani miesto, tai ganėtinai netoli. Už įėjimą sumokėjau 200 batų, kas yra 6 eurai. Ir čia šita visa teritorija yra ganėtinai nemaža. Vieni važiuoja su elektriniais tais mašiniukais tokiais, kiti pasiema dviračius, o aš nusprendžiau pasivaikščiot. Užtenka važinėti su motociklu, reikia biškį pajudinti kojas, kaip sakoma. Pradėjau nuo pagrindinės karalystės šventyklos, kuri vadinas Wat Mahatat. Čia vykdavo svarbiausios religinės ceremonijos, meldėsi karaliai ir vienuoliai. Tai buvo tarsi Sukotajaus širdis. Centrinė stūpa sukurta lotuso pumpuro formos. Tai klasikinis Sukotajaus stilius, simbolizuojantis nušvitimą ir tyrumą. Pati šventykla buvo pradėta statyti 13 amžiuje, kai Sukotajus buvo savo aukso amžiuje. Todėl architektūra tokia harmoninga ir proporcinga. O parko teritorija suplanuota su tvenkiniais, kanalais ir grioviais, simbolizuojančiais budistinę visatos sandarą. Vanduo čia buvo ir gynyba, ir dvasinė metafora. Iš tikro tai labai ramus parkas. Galvojau ir tikėjausi žymiai daugiau turistų, bet labai mažai jų čia. Tai parkas su tokia jaukia, ramia atmosfera. Nu ir kai einat per kokias konstrukcijas, ypač tiltus, tai siūlau žiūrėti, kur dedat kojas, nes būna tiesiog išlūžęs tiltas. Tai va taip atrodo Sukotai istorinis parkas. Tai aš buvau Wat Mahatat, tada atėjau į šitą salelę ir dabar eisiu čia va žemiau ir paskui aplankysim karaliaus statulą. Ir tada atėjau į Wat Si Savai, vieną keisčiausių ir įdomiausių Sukotajaus parko šventyklų, nes ji ne visai budistinė. Tai ši šventykla iš pradžių buvo skirta hinduistų dievui Šivai, o ne Budai. Tik vėliau Sukotajui tapus budistinė karalystė, šventykla buvo perdirbta į budistinę. Ji išsiskiria 3 prang bokštais, būdingais Khmerų architektūrai, panašiai kaip Angkor Wat, kuri yra Kambodžoje. Jie simbolizuoja hinduizmo trejybę – Brahma, Višnu ir Šivą. Wat Si Savai aiškiai parodo, kad prieš Sukotajaus klestėjimą šį regioną stipriai veikia Khmerų imperija. Tai tarsi akmeninis įrodymas, kad kultūros čia persipynė. Vėlesniais laikais šventykloje atsirado Budos statulų, todėl vienoje vietoje susilieja 2 religijos. Ir nors ši šventykla yra ne pačiame parko centre, ji laikoma viena seniausių Sukotajaus šventyklų. Po biškį artėju link karaliaus statulos. Čia užeisim dar vieną vietą ir dabar atėjau. Aplinkui vien tik vanduo ir palmės, tai labai gražiai. Labai jaukia aplinka. Wat Sa Si šventykla pastatyta nedidelėje saloje, apsupta vandens tvenkinių. Ją patenkama siauru tilteliu. Čia stovi vaikščiojančios Budos statula, viena gražiausių Sukotajaus stiliaus pavyzdžių. Šis Budos tipas simbolizuoja malonę, ramybę ir dvasinį judėjimą. Ši vieta laikoma viena geriausių vietų saulėlydžiui visame parke, nes vanduo atspindi dangų, šventyklą ir Budą, sukuriant beveik meditacinį vaizdą. Atėjau prie paskutinio objekto Sukotai parke, tai yra karaliaus paminklas. Aš tikrai neįsiminsiu tokio karaliaus vardo, tai jisai vadinasi Ramkhamhaengo karalius. Karalius Ramkhamhaengas didysis yra viena svarbiausių figūrų Tailando istorijoje. Jis priskiriamas tajų rašto sukūrimui, tai milžiniškas kultūrinis lūžis. Raštas tapo valstybės, religijos ir tapatybės pagrindu. Taipogi jis rėmė Teravados budizmą, bet valdė tolerantiškai. Religija buvo skatinama pavyzdžiu, o ne jėga. Tai suformavo švelnesnį Sukotajaus kultūros toną. Steloje jis apibūdinamas kaip tėviškas valdovas, artimas paprastiems žmonėms, dėl to Tailande jis iki šiol laikomas idealaus karaliaus pavyzdžiu. Jo vardu dabar pavadintas universitetas, parkai, paminklai, o Sukotajoje jis gerbiamas beveik legendos lygmeniu. Tai viskas, palieku šitą parką, bet dabar važiuojame į dar vieną objektą čia šalia. Tai yra sėdinti Buda uždarame pastate.
Čia jau biški nepatiko man įėjimo mokestis 120 batų, kad aplankyti vieną objektą. Ir ten yra dar kitoj pusėje dar vienas objektas. O kur centre už visą centrą 200 sumokėjau. Tai biški neproporcingos kainos, bet manau bus verta. Tai šita sėdinti būda yra 15 metrų aukščio ir ją gali pamatyti per va tokį mažą plyšį. Ši sėdinti būda vadinama dar Fra Ahana. Jo veidas negriežtas, o ramus ir beveik žmogiškas. Tai labai būdinga Sukotajaus stiliui. Taipogi viduje yra paslaptingas siauras tunelis sienose. Per ceremonijas vienuolis galėdavo kalbėti iš viršaus, o garsas aidėdavo taip, lyg Buda pats prabiltų. Žmonėms tai atrodė kaip stebuklas. Budos dešinė ranka kadaise buvo padengta auksu. Iki šiol žmonės ypač atkreipė dėmesį į jo ilgą grakščią pirštų liniją. Ji laikoma tobulu proporcijos pavyzdžiu. Kadangi nusipirkau bilietą 2 vietom, čia net neplanavau važiuoti. Bet jau kadangi turiu, tai sakau, užsuksiu, pasižiūrėsiu, kad nepraleist kažko. Iš tikrųjų net nebuvau pasižymėjęs šitos vietos, tai net nežinau, kas čia bus. Tiesiog pasižiūrim. Bet apart manęs stovi dar vienas motociklas ir viena mašina. Tai iš vis tuščia čianai. Čia panašu, kad buvo gulinti Buda, nes likusios liekanos panašu į Budą. O va čia tikriausiai buvo stovinti Buda, nes irgi yra likę kontūrai. Tai ką, apžiūrėjom istorinį parką. Tai aš pabaigsiu šitą video čia, atsisveikinsiu su jumis iš šitos šventyklos. Ir rytoj aš tęsiu kelionę toliau į rytus. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, užsiprenumeruokit mano kanalą, nes kelionė po Tailandą dar tik prasidėjo. Ir susitiksiu su jumis tuomet kitam video. Čiau!